Sveiki, bičiuliai, tai norėjau pasidalinti, kuo tikėtis ateinančią savaitę. Taigi, šią savaitę nepalankiausios savaitės dienos, kai galime jaus daugiau įtampos, kai galimi konfliktai, didesnė tikimybė avarijoms ir nelaimingiams atsitikimams, tai būtų sausio 20 pirmadienis, sausio 24 penktadienis ir sausio 25 šeštadienis. Tai tomis dienomis būkit atsargesni, dėmesingesni. Vidutinės savaitės dienos, kada keičiasi dienos energija, tai būtų sausio 21 antradienis, sausio 22 trečiadienis, sausio 23 ketvirtadienis ir sausio 26 sekmadienis. Na ir sausio 23, 24 ir 25 dienomis gali būti trikdžių susijusių su elektronika, ryšio priemonėm, internetu. Na, gali tom dienom labiau viskas striginėti. Šeštadienį sausio 25 dieną mes turėsime kadašį, tai palankiausia diena pasninkui ir organizmo valymui. Būtent pasninkas tą dieną gali prailginti gyvenimą, tai nepraleiskit tos dienos. Na ir sausio 25 dieną bus toks retas reiškinys, kai bus matomos 4 planetos, tai Jupiteris, Marsas, Venera ir Saturnas. Na, kaip buvau minėjęs ankstesnėme įraše, kada matomos planetos, tai būtent kada palankios planetos, matosi tokios kaip Jupiteris, Venera, tai yra palankus reiškinys, bet kai matosi būtent Marsas, Saturnas, tai yra nepalankus reiškinys, kuris perspėja apie negatyvius įvykius, kurie gali pasižymėti kažkuo tai neįprastu ir stipriai patraukti mūsų dėmesį. Tai būtent, sakykime, po to laikotarpio gali būti kažkokie panašiai kaip buvo, gaisras ten Kalifornija ar kažkokie tokie įvykiai pasaulinio mastu. Na ir sausio 21 dieną Marsas pereina į Dvynius, kas bus palankus svarstyklėms, tai būtent gali pagerėti jūsų finansinė padėtis, santykiai, na ir problemos, kurios buvo anksčiau, gali irgi išsispręsti arba gali atsirasti sprendimai jums įvairiuose gyvenimiškiuose klausimuose, kur anksčiau galbūt trūko energijos juos išspręsti. Taip pat tai bus palankus reiškinys dvyniams, gali atsirasti didesnės darbo galimybės, pagerėti materialinė padėtis, ypatingai jeigu ten darbo neradot, ir ieškojot. Na ir skorpionams, pagaliau skorpionams irgi jausitės energingesni, išsispręs sveikatos problemos, jeigu turėjot, na ir turėsit irgi daugiau galimybių tiek finansų, tiek darbo srityse. Tai ką, dėkuoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi ir iki pasimatymo kituose video.